Sveikatos ir grožio akademijai rūpi jos absolventai, todėl nusprendėme juos aplankyti ir pasidžiaugti kartu išgaunamais rezultatais. Tai esu odos estetikė, verslo vadybą baigusi kosmetikė, studijuojanti dabar dar bendrąją slaugą. Į kosmetologiją aš atėjau ganėtinai vėlai, kai dauguma yra jaunų, pabaigusių mokslus, vidurinę stojo į kosmetologiją, aš tai pradėjau ganėtinai vėlai, bet niekada nėra per vėlu. Turėjau kitą verslą ir kosmetologė, sakiau, niekada negalėčiau būti, nes man tai atrodė žmonės labai protingi, kaip medikams aš juos prilyginau ir panašiai, bet už tai sakoma, niekada nesakyk niekada ir taip gyvenimas susiklostė, kad šiek tiek padirbu su blakstienom, viena iš pažįstamų kolegių pavadino į seminarą ir tarp kitko tai buvo Sveikatos ir grožio akademijos rengiamas seminaras apie cheminius pilingus, dar su labai mūsų visų mylimu Arsenu. Ir tada pirmą kartą nuvykau į tokį seminarą. Labai mane tai sužavėjo, po to seminaro žengė antras, trečias ir labai daug tų seminarų būtent aš gavau iš jūsų rengiamų mokymų seminarų. Ir galbūt, jeigu klausite, kodėl pasirinkau mokintis kosmetikės, grožio ir sveikatos akademiją, tai būtent todėl, kad aš buvau tenais labai daug seminarų. Aš žinojau, jeigu eisiu mokintis, tai vienareikšmiškai tenais. Aš net nesvarsčiau, ar galiu pasirinkti kitą kolegiją. Ir žinau, kad tenais dėstytojai labai stiprus. Teko girdėti ir ne vieną gerą atsiliepimą. Ir todėl, kai pasitaikė šansas ir galimybė, tai tada nusprendžiau stoti į grožio sveikatos akademiją mokintis kosmetikės. Registruokitės ir jūs stojimui į Sveikatos ir grožio akademiją ir tapkite savo srities pačiais geriausiais specialistais.